Parodykit moterį, kuri netrokštų turėti lygios ir skaisčios odos. Kaip ir kiekviena moteris, taip ir nekilnojamojo turto brokerė Rūta Užpalienė, derinanti darbą ir motinystę, to trokšta. Atradusi laisvą minutę, jis skuba į grožio terapijos ir chirurgijos kliniką, kur konsultuosis su specialistėmis, kaip pristabdyti genetiškai nulemtą chronologinio senėjimo procesą ir sutvarkyti įsisenėjusias veido problemas. Dermatologė Eglė Drukteinienė poniai Rūtai pasiūlo vieną iš galimų procedūrų – neinvazinę atjauninimo procedūrą lazeriu. Jos skleidžiama šviesa sukelia kontroliuojamą terminį kolageno pažeidimą giliai odoje, tuo tarpu viršutinis odos sluoksnis lieka nepaliestas. Gijimo metu gaminasi naujos kolageno skaidulos, todėl oda tampa stangresnė, palygėja raukšlės, o po kelių procedūrų matomas patempimo efektas. Tie procesai, kurie vyksta giliau odoje, jie yra labai reikšmingi, kadangi lazerio spinduliu, kuris giliai odoje virsta šiluma, mes sužadinam naujų kolageno, elastino skaidulų gamybą, tai yra baltymai, kurie atsakingi odos stangrumą ir elastingumą. Ir tas atjaunimo efektas būna tikrai reikšmingas, tikrai pastebimas. Dermatologė pabrėžia, kad net ir brangiausi veido kremai ir kosmetologinės procedūros neduoda tokių gerų rezultatų, kaip kombinuotos neinvazinių lazerių odos atjauninimo technologijos. Odos atjauninimas šiuo būdu yra neskausmingas, saugus, galima atlikti ir vasaros laikotarpiu, o derinant net 6 skirtingus procedūrų režimus, galima individualiai sudaryti reikiamas kombinacijas. Kas puikiausia, efektas matomas jau po pirmos procedūros ir savaime gerėja 3-6 mėnesius. Rezultatas išsilaiko nuo 1,5 iki 5 metų, o kaip juokauja specialistė, procedūrą galite atlikti tiesiog per pietų pertrauką, nes po procedūros odoje matomas tik nežymus paraudimas. Pati procedūra, jinai užtrunka nuo 45 minučių iki 1,5 valandos. Dauguma procedūrų yra neskausmingos, galbūt šiek tiek nemalonus pojūčiai yra, bet tikrai to negalima pavadinti skausmu. Ir kaip sakiau, po procedūros irgi nėra taip, kad reikia slėptis, išeina, lengvai paraudusi veiduku, bet tas paraudimas jisai užtrunka dieną ar 2. Dermatologė Eglė Drukteinienė pažymi, jog prieš atliekant veido jauninimo procedūras lazeriu, specialistas privalo įvertinti paciento odos būklę ir išgirsti asmeninius lūkesčius. Gydytoja pabrėžia, jog moterys pasirinkusios šį kelią turi labai aiškiai susitarti su specialistu ir sprendimą priimti kartu su juo. Tai jokių būdų negali būti vien dermatologų ar kito specialisto sprendimas. Aptarę galimas odos atjauninimo procedūras, dermatologės teiraujamės apie nemažiau didelę problemą tiek moterims, tiek vyrams – aknės arba jaunystės spuogų paliktus pėdsakus veide. Dermatologė tvirtina, kad tam yra sprendimo būdas, todėl kankintis dėl to nederėtų. Tuo atveju jau mes dirbam invaziniu lazeriu, tai yra atliekamas yra lazerinis šlifavimas arba lazerinis pilingas, kada yra pašalinamas visas paviršinis odos sluoksnis. Dėl to jau mes turime žaizdą, tam reikalinga speciali priežiūra, kad oda sugytų. Ten jau reikia maždaug 5-7 dienų, kol oda pilnai atsistato sugyja. Bet rezultatai yra labai geri. Veido raudonis įvairaus amžiaus ir gimimo moteris varginanti problema. Rūtą dėl jo naikinimo konsultuoja dermatologė Jolanta Žilienė, kuri atskleidžia intensyvios šviesos impulso terapijos privalumus, naikinant veido raudonį ir pigmentinės dėmes. Privalumas yra tas, kad jinai veikia ne vieną taikinį odoje, o kelis iš karto. Ir todėl mes gaunam procedūrą daugiaplanę, ne tai, kad tik tai vieną kažkokį defektą ar skundą pašalinam. Tai tie pagrindiniai taikiniai esantis oda, tai yra hemoglobinas, tai yra raudonas kraujo dažas, tai yra eritrocitai, kurie yra spindyje, jos mes matom, tai yra pigmentas, melaninas, vėlgi visos pigmentinės dėmės esančios odoje, ir tai yra ląstelės, kurios gamina kolageną. Vėlgi mes jas paskatinę galim kaip ir sužadinti kolageno gamybą. Taigi, darant vieną procedūrą, tarkim, atėjo žmogus dėl raudonio arba kraujagyslių, jis gauna dar 2 bonusus. 3 viename. Kartu pasišalina ir pigmentinės dėmės, ir oda atjaunėja, todėl kad pasigamina daugiau kolageno. Specialistė teigia, kad impulsyvios šviesos terapija ne tik naikina veido raudonį ir išsiplėtusius kapiliarus, bet ir šalina pigmentinės dėmes bei atjaunina ir gražina stangrumą odai. Na ir atėjo metas pakalbėti apie kiekvienos save mylinčios moters baimę, nepageidaujamus plaukelius ir varginantį jų šalinimą. Pasirodo, depiliacija lazeriu leidžia šią nemalonę procedūrą pamiršti ilgam.
Procedūra yra labai greita, nes lazerio antgalis taip pat, įsivaizduokit sferinį kvadratinį centimetrą, tik tai bus apskritas plotas. Tai visi plaukai, kurie tam plote yra, jie vienu metu gauna impulsą ir realiai sugeria šviesą pigmentas esantis plauką, todėl žilo plauko mes negalim pašalinti nei vienu iš ilgalaikių būdų. Plaukas įkaista ir jis realiai suveikia kaip adata. Jisai sužeidžia šaknį, plaukas iškrenta ir toj vietoje yra labai sunku organizmą atstatyti. Aišku, jeigu yra liga, hormonų sutrikimas, tai jis gali atsistatyti tas plaukas, tuomet ir vidinio gydymo reikia. Tai jeigu tai yra genetiškai užkoduotas plaukuotumas, tai dramatiškai krenta jie tiesiog. Ir tai yra didžiausias džiaugsmas po poros savaičių, kai didelis tie stori plaukai pradeda tiesiog kristi patys. Anot specialistės, kad plaukeliai būtų pašalinti ilgam laikui, pakanka 6-8 procedūrų, kartojant kas 4-5 savaitės veido srityje ir kas 8-9 savaitės kūno srityje. Na, o jei jaunystėje pasidarėte tatuiruotę, kuri dabar jums gadina gyvenimą, dermatologė Jolanta Žilienė sako, kad vienintelis būdas jai pašalinti be randų – procedūra lazeriu. Mėgėjiškoms tatuiruotėms turėtų pakakti 2-5, o profesionalioms tatuiruotėms gali prireikti net 6-8 procedūrų. Tiek patarimų, kaip išsaugoti skaisčią ir gražią odą šį rytą. Kitose laidose jų pažersime dar daugiau.